Pabandykim įsivaizduoti tokį, sakyčiau, visai neįprastą rytą. Žmogus atsikeli iš lovos, bet vietoj to, kad eitų į vonę, pasimtų dantų šepetėlį ir, nusipraustų po dušu su kviepiančiu muilu, jis pasirenka visai kitokį kelią. Kelią, kuris vakarų žmogui gali pasirodyti gana šokiruojantis. Būtent. Jis paima karvės mėšalo, specialaus molio, sezamo pastos, sutrintos žolės, vaisių miltelių ir šiuo mišiniu išsitrina visą savo kūną. Ta prasme, moderniam pasauliui pripratusiam prie tokios sterilios švaros, tai skamba ne tik nesuvokiamai, bet galbūt net kaip kažkoks higienos košmaras. Tikrai taip. Skamba kaip visiškas paradoksas. Bet, pagal senovinius vedų tekstus, būtent tai yra pirmasis žingsnis į vieną galingiausių ir, kas įdomiausia, rečiausių dvasinių apsivalymų. Taip, ir mes šiandien kalbame apie reiškinį, kuris įprastoje laiko tėkmėje pasitaiko tik maždaug kas 3 metus, tai yra Padmini Ekadaši. Ir šios išsamios šaltinių analizės tikslas nėra tiesiog, išvardinti senovinius ritualus. Nes vien sąrašas nieko neduoda. Tas retumas nėra atsitiktinis. Tai tiesiogiai susijęs su vedų laiko skaičiavimo specifika, kur Saulės ir Mėnulio kalendorių skirtumai sukuria poreikį įterpti papildomą 13 mėnesį. Ji vadina Puršotamomas. Taip, ir tas mėnesis yra kažkas tokio, kaip dvasinis Saulės užtemimas, kuriam reikia ypatingo pasiruošimo. Šaltiniuose iš Tarptautinės Krišnos sąmonės bendrijos, ypač iš šventyklų Juhu, Kalkutoje ir Vrindavane, nurodoma, kad 2026 metais šis neįtikėtinai retas laiko langas išpuola gegužės 26 ir 27 dienomis. Ir čia svarbu pabrėžti, kad šis papildomas mėnesį veikia tarsi savotiška kalendorinė anomalija. Pagal senovės tekstus šis laikas yra visiškai išbrauktas iš įprastų pasaulietinių karmos dėsnių. Jis skirtas tik dvasiniam augimui. Tai ne šiaip laiko skaičiavimas, tai proga išsivaduoti iš karmos rėmų. Oho! Todėl mes ir norime nirti giliau. Noriu išsiaiškinti epinę mitologiją slypinčią už šių praktikų ir suprasti, kodėl šios specifinės taisyklės buvo sukurtos, nes skaitant atrodė, kad tai labai detalus žmogaus psichologijos ir fizinio pasaulio suvokimas. Iš tikrųjų, dažnai daroma klaida galvojant, kad senovinės tradicijos yra tik aklos taisyklų laikymasis, bet gilinantis į šaltinius matosi, kad tai primena labai tiksliai sukalibruotą technologiją. Kiekvienas atsisakymas turi labai aiškią priežastį. Gerai, tai panagrinėkime tai išsamiau. Pradėkime nuo to pasiruošimo, kuris startuoja dieną prieš patį Ekadašį. Ta diena vadinama Dašami. Ir aš buvau tiesiog priblokšta tuo apribojimu. Pavyzdžiui, draudžiama valgyti avinžirnius, špinatus, medų, jūros druską, lėšius. Atrodo labai specifinis sąrašas. Labai. Ir dar negalima valgyti kitų žmonių namuose, negalima naudoti vario ar žalvario liekščių, reikia valgyti tik kartą per dieną, miegoti ant žemės, laikytis celibato. Ir man tai iškart priminė tokį senovinį ekstremalų biohackingo protokolą, kur bandoma perkalibruoti nervų sistemą. Labai taiklus palyginimas su biohackingu iš tikrųjų. Bet vis tiek, mano toks vidinis skepticizmas iškart sako, palauk, kodėl špinatai arba medus? Tai juk patys natūraliausi produktai, kas blogo gali būti meduje prieš dvasinę praktiką. Viskas suprantama per subtiliųjų energijų vadinamų gūnomis prizmę. Aha, gūnos? Taip. Pavyzdžiui, medus ir jūros druska šioje sistemoje laikomi stipriais stimuliatoriais. Jie, sužadina nervų sistemą, paaštrina jusles ir gali sukelti vidinį nerimą. O špinatai ar lėšės, nors ir labai maistingi, jie reikalauja milžiniškų virškinimo resursų. Supratau, tai reiškia, kad organizmas tiesiog eikvoja energiją virškinimui. Būtent. Virškinant sunkų maistą, energija nukreipiama žemyn į fizinius procesus. Tai sukuria tokį letargijos įžeminimo pojūtį. O pasiruošimo dienos tikslas yra visiškai neutrali, rami būsena. Proto ir kūno lengvumas.
Gerai, energijos taupimas skamba logiškai, bet kaip tada paaiškinti tą draudimą valgyti iš metalinių lėkščių? Arba kodėl negalima valgyti svečiuose, kito žmogaus namuose? Tai jau skamba labiau kaip kažkokia socialinė izoliacija. Taip ir yra. Tai ir yra socialinė izoliacija. Pagal šią koncepciją maistas sugeria aplinkos ir žmogaus, kuris jį ruošia energiją. Valgant pas kitą, sukuriamas subtilus karminis ryšys. Tu tarsi perimi to namo ūkio rūpesčius, jų, nerimą. Geras, tai reiškia, kad norima nukirsti visus socialinius inkarus? Visiškai. Net ir metalai, tas pats varis ar žalvaras, pagal senovės alchemiją, jie rezonuoja su tam tikromis vibracijomis. Pasirinkant paprastą lapą ar molinį indą, žmogus tiesiog ruošiamas tapti absoliučiai tuščių indų prieš prasidedant išbandymui. Tuščių indų. Ir kai tas indas paruošiamas, mes grįžtame prie tos rytaus rutinos, nuo kurios pradėjau, kur vietoje dantų šepetėlio ir muilo naudojamas tas mišinys. Vengiama trukdžių, siekiama skaidrumo, bet tada šaltiniai nurodo išsitepti kavės mėšlu ir moliu. Kaip fizinis purvas gali suteikti dvasinę švarą? Čia nepaprastai žavu tai, kad tai radikaliai apverčia mūsų higienos paradigmą. Vakarų kultūroje sterilumas reiškia bakterijų nebuvimą, atsikratymą gyvenimo pėdsakų. Mes tiesiog, sunaikiname viską chemijos pagalba. Aha, naudojam dezinfekcinius skysčius ir panašiai. Būtent. Bet vedų tradicijoje tikroji švara reiškia susiliejimą su kūrinyje. Tas molis nėra šiaip purvas iš kiemo. Maldoje sakoma, kad molis sukūrė Bramą, o iškėlė Krišną, konkrečiai Varahos, šerno inkarnacijos formoje. Molis atstovauja pačiai žemei. O karvės mėšlas? O karvės mėšlas artinamas dėl antiseptinių savybių, bet dar labiau dėl to, kad kyla iš gyvūno, kuris laikomas universalia motina. Amalaki vaisiai, pagal tekstus, atsirado iš pačios Brahmos seilių. Taigi, išsitepdamas šiuo mišiniu, tu nesusitepi, o integruoji save į kosmoso hierarchiją. Oho! Ta prasme, kūnas tiesiog sulyginamas su pačios visatos statybiniais blokais. Tikrai taip. Bet žinai, tas vienybės jausmas turbūt trunka neilgai, nes iškart po apsivalymo prasideda tikrasis išbandymas. Dienos metu atsisakoma maisto, bet šaltiniuose didžiausias dėmesys skiriamas nakčiai. Naktiniam budėjimui vadinamam džagarana. Taip, naktinis budėjimas čia yra centrinė ašis. Ir analizuojant tas budėjimo taisyklės, man iškilo toks labai ryškus vaizdinys, o štai čia prasideda tikrai įdomus dalykai. Tai atrodo lyg koks kruopščiai suplanuotas vaizdo žaidimo lygis, kur atlikęs konkretų veiksmą gauni specifinį taškų kiekį. Vaizdo žaidimo lygis. Kaip tai suprasti? Žiūrėk, naktis padalinta į 4 ketvirčius. Visą laiką draudžiamas pasaulietinis pokalbis, vadinamas pradžialpa. Bet pirmajame ketvirtyje tu paukoji kokosą ir gauni, cituoju, agnistomą jažną ceremonijos nuopelnus. Aha, teisingai. Tada antrajame ketvirtyje aukoji baelio vaisių, gauni vadžapėją jažną nuopelnus. Trečiajame aukoji apelsiną, gauni ašvamėdą jažną, o ketvirtajame paaukoji betelio riešutą ir pasieki aukščiausią radžasūrę ježną nuopelną. Ir man kyla toks klausimas, ar tai nėra pernelyg transakcinis požiūris? Taip, iš pirmo žvilgsnio. Ta prasme, kaip dvasinis prekybos automatas. Įmeti vaisių, nurodytų laiku iškrenta karmos taškų kiekis. Kaip tai dera su giliu dvasiniu tobulėjimu? Žinai, jei susijęsime tai su plačesniu paveikslu, šis skepticizmas labai greitai išsisklaida. Mes neturime žiūrėti į pačius vaisius, bet į tai, ką jie atstovauja. Tos jagjana arba senovinės ugnies aukojimo ceremonijos nebuvo šiaip paprasti ritualai. Tai kas jos buvo? Pavyzdžiui, ašvamedah jagjana senovės Indijoje buvo žirgų aukojimo ritualas, o Radža Surya imperatoriaus karūnavimo ceremonija. Eilinis žmogus to padaryti tiesiog negalėjo. Tam reikėjo kalnų aukso, tūkstančių šventininkų, milžiniškų karalystės resursų. Tai iš esmės tai buvo prieinama tik absoliučiam elitui, pasaulio galingiesiems? Būtent. Ir štai čia slypi Padmini Ekadaši genialumas. Šie nurodymai sako, kad nereikia kalnų aukso. Tai parodo dvasinės praktikos demokratizaciją.
Vienas apelsinas tampa lygiavertis karalystės turtams, jeigu žmogus sugeba išlaikyti tyrą intenciją ir įveikti biologinius instinktus visą naktį. Geras. Tai ištverme čia konvertuojama į dvasinį kapitalą. Nuopelnas auga, nes kiekvieną valandą nugalėti miegą darosi vis sunkiau. Ne vaisius perka nuopelną, o įdėtas vidinis darbas. Taip, tai ne transakcija, o gilus fokusas ir atsidavimas pačiu sunkiausiu momentu. Aukoja ne materialius turtus, o savo pačias komfortą ir ego. Tai natūraliai veda prie kito klausimo. Kodėl ši specifinė diena turi tokią jėgą? Šaltiniuose randame labai intriguojančią istoriją iš Skando Puranus. Ji nukelia mus į Treta Jugos laikotarpį, kur pasakojama apie karalių Kartavirją ir jo žmoną karalienę Padminį. Taip, tai istorija, kuri vizualiai atskleidžia visą šio įvykio prasmę ir kilmę. Ta istorija yra labai kontrastinga. Karalis Kartavirja buvo be galo galingas, turėjo 1000 žmonų, bet dėl prakeiksmo negalėjo susilaukti sūnaus. Apimtas nevilties, jis išeina į Gandamą Danas kalną ir atlieka atšiauriausias askezes 10 000 metų. 10 000 metų. Iš jo lieka tik oda ir kaulai. Tokia visiška savęs destrukcija. Ir jis negauna absoliučiai nieko, jokio atsako. Bet tada karalienė Padminį kreipiasi išminčio Anusūją. Anusūja pamoko ją apie šį papildomą mėnesį ir Padminį uoliai pasninkauja tomis dienomis. Ir rezultatas? Pasirodo pats viešpats. Taip, jie pasirodo pats Kešava arba Krišna ir suteikia tai, ko prašoma. Gimsta sūnus Kartavirja Ardžūna, toks galingas, kad nugalėjo net 10 galvį demoną Ravaną. Ir man tas kontrastas yra tiesiog absurdiškas. Karalius badavo 10 000 metų ir gavo špigą, o karalienė pasninkavo vos kelias dienas, bet tinkamu metu ir gavo viską. Ar tai reiškia, kad sunkus darbas be teisingų žinių yra tiesiog bevertis? Tai kelia labai svarbų klausimą. Mes iš tikrųjų esame linkę romantizuoti kančią. Karaliaus 10 000 metų askezė įkūnija tokį aklą entuziazmą ir ego. Jis tarsi bandė jėga priversti visatą duoti jam tai, ko jis nori. Taip, toks manipuliavimas per savo paties skausmą. O karalienės požiūris kitoks. Tai tarsi, pabandykime įsivaizduoti žmogų bandantį atidaryti seifą, daužantį į galvą 10 000 metų. O karalienė tiesiog sužinojo teisingą PIN kodą. Būtent. Išminčios Asušiojos išmintis parodo, kad dvasinėme kelyje ir išvis gyvenime žinojimas, kaip ir kada tai daryti, yra daug svarbiau nei vien akla pastanga. Teisingas laikas ir tikslios žinios pranoksta tūkstantmečius aklos kančios. Geras. Tai PIN kodo analogija labai trinka. Bet gerai, grįžkime į modernybę, į mūsų 2026 metus. Mes turbūt neiname į kalnus 10 000 metų. Remiantis į Sketchin Vrindavano iniciatyvomis, matome labai įdomų poslinkį, kaip tai pritaikoma šiandien. Taip, šiuolaikinis pritaikymas gerokai evoliucionavo, pritaikant jį prie dabartinių žmonių galimybių. Šaltiniuose teigiama, kad diena po išbandymų tai yra parana arba pasninko nutraukimo metu, kas 2026 metus vyks gegužės 27-28 dienomis, seniau buvo būtina pamaitinti kvalifikuotą brahmaną. Bet šiandien, tad ką visą tai iš tikrųjų reiškia? Šiandien didžiulis dėmesys skiriamas labdarai, vadinamai seivą. Būtent seva. Akcentuojamas maisto dalyjimas anadan, kur nurodoma, kad pasauliniu mastu išdalyta virš 200 milijonų porcijų. Taip pat gausieva, kargo apsauga ir maitinimas, kur galima net įsivaikinti karvę, ir vaišnavo bjūžen, dvasinių praktikų maitinimas. Tas perėjimas nuo griežtos asmeninės askezės prie atidavimo kitiems yra labai reikšmingas. Taip. Anksčiau tikslas atrodė toks labai asmeniškas nušvitimas, galios įgyjimas, o dabar asmeninis apsivalymas pasiekiamas per pagalbą ir dosnumą kitiems. Iš visiškos izoliacijos pereinama į absoliutų atvirumą. Reikia suprasti, kad pats psichologinis mechanizmas už to lieka identiškas. Pasninkas ir nakties budėjimas sutrupina tavo fizinį ego. Bet grįžus į normalią būseną, iškyla rizika vėl susitapatinti su savo materija. Aha, su savo nuosavybė.
Taip. Todėl atiduodant savo resursus, maitinant kitus, atliekamas antrasis etapas – sutrupinamas materialus ego. Ir žinai, maitinant karves per gausėvą, uždaromas neįtikėtinai gražus ciklas. Oi, palauk, tiksliai, juk ryte buvo naudojamas karvės mėšlos apsivalymui. Būtent, ryte žmogus gauna naudą iš šio gyvūno, iš universalios motinos. O kai išbandymas baigėsi, vienas pagrindinių veiksmų yra grąžinti tą skolą. Prižiūrėti ir maitinti tas pačias karves. Oho, Tai parodo, kad procesas prasideda nuo savęs apvalymo su gamtos pagalba, o baigia atsakomybės prisijėmimu ir rūpesčių tą gamtą ir kitais. žinai, man atrodo, mes labai gražiai perėjome per visą šią struktūrą. Matome perėjimą nuo griežtos dietos ir higienos ritualų su šventų moliu, tada naktinis budėjimas, kuris konvertuoja ištvermę į senovinių ugnies aukojimų galią. Ir ta gili mitologinė pamoka apie pin kodą ir žinias vietoje kloskančios. Tikrai taip. Ir galiausiai šiuolaikinė labdaros tradicija, kur izoliacija virsta rūpesčiu. Bet žinai, peržiūrint šaltinius, aš radau dar vieną detalę. Ir ji man pasirodė galbūt pati provokuojanti. Apie ką tiksliai kalbi? Skanda Puranoje teigiama neįtikėtina detalė. Netgi tie žmonės, kurie, neturi fizinių galimybių patys pasninkauti ar aukoti, jeigu jie tiesiog atidžiai klausosi arba skaito apie šio padminį Ekadaš šlovę, jie vis tiek gauna didžiulius dvasinius nuopelnus ir pasiekia išsilaisvinimą. Tai visiškai atspindi galingą Vedų tradicijos konceptą. Garsas ir dėmesys čia nėra tiesiog fonas. Dėmesingas klausimasis yra traktuojamas kaip labai reali, sąmonę keičianti jėga. Vien gilus dėmesys sutelkimas į švento istoriją pasak tekstų turi tokią transformuojančią ir karmą valančią galią. Ką tai sako apie mus šiandien? Mūsų kasdienybėje, kur mes nuolat vartojame tūkstančių žinučių, triukšmo, tokio beprasmio fono. Tai labai geras klausimas. Informacija formuoja protą. Būtent, kaip stipriai mus formuoja tai, ko mes tiesiog klausomės kasdien. Jei teisingas klausomasis gali pakelti dvasiškai, tai kokią kainą sumokame už atsitiktinę ar toksišką informaciją, kuriai atiduodame savo dėmesį. Man atrodo, tai yra tobula mintis, kurią kiekvienas gali parsinesti su savimi po šios analizės. Tikrai taip. Dėmesys yra pati brangiausia mūsų turima valiuta. Taigi, labai ačiū visiems, kurie atidavė savo dėmesį šiam mūsų tyrimui ir paliekame jūs su šiuo klausimu apmąstymaus.